Sveiki visi. Noriu pristatyti balandžio mėnesio astrologinės tendencijas su kai kuriomis numerologinėmis įžvalgomis. Taigi, mėnesį pradėjome priešpilnio energijose nuo 5 dienos balandžio ir gera žinia antrai balandžio savaitei, tai kad nuo balandžio 7 dienos Merkurijus jau pajudėjo direktyviai. Taigi pagaliau baigėsi retrogradinis periodas, kuris truko nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7 dienos. Taigi galite kiekvienas pasidalinti savo pastebėjimais, kaip jūs išgyvenote šį periodą, ką patyrėte. Galbūt įsigijote kažką iš technikos ir jūs nuvylė, nes nerekomendavau pirkti kokios nors technikos, kompiuterių, telefonų ir panašių dalykų. Kita gera žinia taip pat, kad Veneros planeta jau nuo balandžio 13, taigi šio sekmadienio, taip pat pajudės direktyviai, baigsis jos retrogradinis periodas, kuris buvo jau nuo kovo 2 dienos, pakankamai ilgas metas. Ir tai davė peržiūras meilės srityje, finansų srityje, grožio srityje. Taigi vėlgi, jeigu priėmėte kažkokius naujus procesus, naujus dalykus, kažką naujo darėte, naujus sprendimus darėte, tai vėlgi galėjote susidurti su tam tikromis kliūtimis, su tam tikru nepasitenkinimu. Ir iš tikrųjų pasibaigus tiems retrogradiniams periodams tiek Merkurijaus, tiek Veneros, jeigu pradėjote kažką naujo, tai dabar pajudėjus direktyviai gali tekti vėl peržiūrėti tuos įvykusius sprendimus, ką jūs darėte, ar ne, ką įsigijote, galbūt ką sutikote. Tai vėl visiškai kitų žvilgsnių galite į tai pažvelgti. Balandžio 13 taip pat pasitiksime ir pilnatį svarstyklių ženkle. Gerai, kad ne Skorpiono ženkle, nors Skorpiono energijas jau jausime gan stipriai. O balandžio 13 mėnulis jau ir pereis į Skorpiono ženklą ir sekmadienio vakaro. Taip, tai tęsis iki balandžio 16 ryto. Tai sakyčiau, šio mėnesio irgi vienos pačios pavojingiausių dienų, kada labai stipriai jausis skorpioniškos energijos. Ir atminkime, kad juk juodasis mėnulis yra Skorpiono ženkle ir iškreipia visų kitų planetų energijas šiame ženkle. Ir tai tęsis iki gruodžio 20 dienos. Juodasis mėnulis keliauja Skorpiono ženklu. Ir aš jau gavau tokių ir klausimų, iš tikrųjų asmeninių, kas čia vyksta, kodėl žmonės tokie pikti, kodėl tiek pavydo, kodėl taip džiaugiamasi, kai kitiems nesiseka, netgi linkima, kad nesisektų. Tai yra viso to įtaka. Ir iš tikrųjų tas įtampas mes jau nuo balandžio 9 nuo šiandien galime pradėti jausti, ypač stipriai. Tai aš jau anksčiau esu minėjusi, kad balandžio mėnuo, iš tikrųjų balandžio mėnesio ypač pabaiga, yra viena sudėtingiausių deja. Tai, na ir kitos gruodžio 20, ar ne, kas čia vyksta, tai daugėja, primenu, kad daugėja pavydo, keršto, įvairių manipulacijų, nevaldomos emocijos gali apimti. Ar jūs nevaldote, ar aplink jūs esantys žmonės nevaldo tų energijų. Vampirizmo energetinio daug apraiškų. Ir vyksta karai iš tiesų socialiniuose tinkluose ir džiaugiamasi kitų nesėkmėmis. Daug paniekos, daug tokių kiršinimosi savotiškai, ar ne? Ir iš tikrųjų didžiausia mano rekomendacija - nereaguoti, nekreipti pernelyg dėmesio. Kuo jūs labiau sureikšminsite tai, nes iš tikrųjų tas negatyves energijas yra labai lengva įsileisti šiuo metu
iki pat metų pabaigos. Tai, žodžiu, jūs patys tiesiog prarasite energiją ir ją atiduosite tiems energetiniams vampyrams. Tai pralošite tik jūs, taip? Neapsunkinkite savo karmos, nereaguokite, nes tik reaguodami mes kenčiame patys, kenkiame patys savo. O iš tikrųjų tie žmonės, kurie jums bando pakenkti, jūs bando paniekinti, jūs bando pažeminti, tai visa tai byloja tik apie juos. Taip, tai nėra apie jūs. Būkite stipresni už juos, stiprinkite savo vidinę ašį. Kuo stipresnė jūsų vidinė ašis, pasitikėjimas savimi, kuo stipresnė jūsų aura, tai tuo jums lengviau bus ištverti šį pakankamai visiems sudėtingą periodą, visus 25 metus. Tuo pačiu skatinu atminti, kad ir 2025 metai ir numerologinių požiūrių, tai yra 9 ciklo metai, tai yra užbaigimas, tai yra pabaiga. Tai yra apsivalymas, išsilaisvinimas iš visų energijų, ko mums nereikia. Tai ir astrologiškai Skorpiono ženklas, jis irgi kalba savotiškai apie pabaigą, apie mirtį, apie kažkokį valymąsi. Taip? Tai viską galime susėti ir, aišku, įvairiai interpretuoti, bet pabrėžiu, kad iš tikrųjų saugokime savo energetiką, trumpai tariant. Ir todėl būsime tik laimingesni. Ir žinoma, beje, stiprėja ta juodojo mėnulio įtaka šiuo metu vien todėl, kad tai yra patys pirmieji laipsniai, ką tik įžengė į Skorpiono ženklą. Tai visada stipriausiai veikia. Beje, visi planetų virsmai, netgi tie retrogradiškumai, kaip prasideda ir kaip baigėsi, taip ši savaitė baigėsi Merkurijaus ir Veneros retrogradiškumai. Tai atminkite, kad tas energijas taip pat galite pajausti žymiai stipriau nei bet kada. Reiškia, jeigu kalbam apie Merkurijaus planetą, tai automatiškai nuo pirmadienio kelios dienos prieš, kelios dienos po, gali daugėti nesusipratimų tiek kalboje, tiek interneto trukdžių įvairiausių, tiek įvairių vėlavimų, tiek avarijų keliuose, gedimų kažkokių tai technikos. Tai, tiesiog peržvelkite, kas vyko, kas vyksta su Venera taip pat, dar visa šita savaitė, ar ne, kitos savaitės pradžia, tai vėlgi kažkokie įvykiai gali ypač paryškėti susiję su meile, su pinigais, su grožiu. Neskubėkite atlikti kažkokių tai plastinių operacijų, pavyzdžiui, ar kokių kitų kosmetologinių procedūrų, kurių dar nesate darę. Taip. Beje, ir žmonės iš praeities gali grįžti mylimieji, irgi pakankamai natūralu tai yra. Na ir balandžio 16 vidury balandžio reiškia Merkurijus pereis į Avino ženklą, balandžio 18 Marsas į Liūto ženklą, tai daugės ugnies stichijos. Ir kadangi bus ir negražių aspektų, iš tikrųjų nuo balandžio 16 jau Saulės planeta turės įtampų su Marsu, su Plutonu, tai tiek politinėje, tiek socialinėje erdvėje daugės ginčų, įvairių skandalų, stiprės toks skubotumas, noras išreikšti nuomonę, kuo skubiau, kuo tiesmukiškiau, daugiau drąsos, mes tapsime labiau pasitikinti savimi ir drąsesni, bet savotiškai ir pompastiškesni. Taip, tiesiog ugnies energija įsivyraus. Ir iš tikrųjų, taip, tai va tos įtampos dar nuo balandžio 16, ar ne, tai problemos įvairios ir santykiuose,
Ir šiaip įvairūs pokyčiai, kurie gali turėti įtakos sveikatai ar karjerai. Panika netgi savotiška. Ir juodas mėnulis taip pat įtaką labai turės stiprią iki balandžio 23, bet iš esmės aš sakyčiau, visas mėnuo yra tikrai nelengvas, taip, yra tų gerų naujienų, yra tų gerų aspektų, bet aš visada stengiuosi jūs ir įspėti, dėl ko gali būti sudėtingiau, kad mes tiesiog nuo to galėtume apsisaugoti, tai žinodami. Tai ypač nuo 19 dienos iki pat 30 dienos yra pats įtempčiausias metas, taigi antroji balandžio pusė, vidurys balandžio ir yra organizuojamas mitingas, beje, balandžio 27 dieną prie katedros, ar ne, dėl nekilnojamojo turto mokesčio. Viskas gerai, reikia siekti savo teisių, kovoti už savo teisės, taip. Iš tikrųjų šitas mokestis tikrai yra neteisėtas, tikrai nesąžiningas. Ir čia vėlgi aš sieju ir astrologiškai matau, kodėl tai kyla. Ir aš jau minėjau, kad gali atsirasti tokių visokių klaidų Lietuvoje. Taip, tai yra Lietuvos klaida, jeigu šiuo periodu iki gruodžio 20 ji sugalvos įvesti ir tai pasieks, tarkime, kažkokį tai mokestį ir gal ne vieną. Taip, tai uždėti naštą žmonėms ant pečių papildomą, kai ir taip daugumai Lietuvos žmonių yra pakankamai sunku, finansiškai, tai yra didžiulė klaida Lietuvos valdžios. Taip, tai, bet šiaip mitingo diena, balandžio 27, įdomu, kas parinko tokią datą, nes tokios datos aš tikrai nesiūlyčiau, nerekomenduočiau rinktis tokiam procesui. Ir kai byloja apie tai, kad tai atspindi savotiškai sausio 13, tai net neperkeltinė prasme tai gali būti, o tiesioginė prasme. Nes pagal karminę numerologiją tos dienos energija turi 13 energiją, tai yra mirties energija. Ir iš vienos pusės tai energija, kuri neša tiesiog pokyčius, ne, čia gali būti ir gerąja prasme, ir skatina pažangą, modernizaciją, taip, bet blogąja prasme skatina rizikuoti, taip, tai viskas tvarkoje, bet blogąja prasme toji energija kalba apie tai, kad aš nevertinu gyvybės, rizikuoju ją, jaučiu atsakomybės stoką, taip, ir aš rizikuoju vien dėl to, kad rizikuoju ir negalvoju apie pasekmes. Ir baisiausia, kad ir astrologiškai tą dieną mes turime labai sunkius aspektus. Tai bus jaunatis, beje, 27 dieną vakare jau, bet tą dieną ir vakarop prasidės tokie negatyvūs aspektai Mėnulio su Plutonu, su Marsu ir formuosis apskritai labai sunkus aspektas, kai gimimo horoskope žmogus turi Marso su Plutonu stipri įtampa, kuris kalba apie agresiją, apie norą valdyti, apie nelaimės, mirtis, dažnai smurtinės. Ir aišku, tas aspektas teikia daug jėgos, daug pasitikėjimo žmogui, bet iš tikrųjų, kai vyrauja toks aspektas ir jeigu dar paliečia žmogaus asmeninėme horoskope šias energijas, tai toks žmogus iš tikrųjų gali ir nusižudyti, ir nužudyti. Taigi tą dieną labai svarbu valdyti savo emocijas, savo energijas, bet gali būti sunku atlaikyti tokias stiprias energijas. Ne kiekvienam tai seksis. Tai
ir iš tikrųjų masių energijas bus sunku atlaikyti. Tai mano rekomendacija iš tikrųjų tokią dieną vengti masinių susibūrimų. Priimkite atitinkamai kiekvienas šią informaciją. Mano misija ir pareiga yra pasidalinti, paaiškinti, duoti suvokimų, o išvadas kiekvienas vis tiek turite pasidaryti patys ir jūsų priimtas sprendimas bus jūsų. Pagal klasikinę dar numerologiją, tai ketvirtuko energija yra balandžio mėnuo. Tai vėlgi vyriškos energijos mėnuo ir ypač palankus siekti tvarkos, tokios švaros, ar ne, mokytis prisijimti atsakomybę, būti disciplinuotiems, mokytis disciplinos, stabilumo siekti, planuoti, žodžiu, viską apgalvoti. Tai va čia tokios yra svarbiausios energijos, tai va toks mėnuo gali būti ir pakankamai stabilus, ramus ir itin darbingas. Bet tokių drastiškų sprendimų kažkokių daryti nereikėtų. Tad visiems linkiu gero balandžio, tai lydi jūs angelo sargo apsauga, mylėkite save, rūpinkitės savimi, savo šeima, savo aplinka, visiems gausos ir daug šviesos.